Apaštalų darbų skyrių, atsiversti jo antrąjį Apaštalų darbų skyrių, paskaityti nuo 14 iki 24 eilutės. Деяния апостолов, 2 глава, стих 14 по 24. Taigi paklausykit, paskaitysiu Dievo žodį, tuomet pasimelsiu. Tada stojo Petras su 11 ir pakėlęs balsą prabilo į juos. Jūs, vyrai, judėjiečiai bei visi Jeruzalės gyventojai, tebūnie jums žinoma. Įsidėmėkite mano žodžius. Šitie nėra, kaip jūs manote, prisigėrę. Juk dabar vos 3 dienos valanda. Bet čia išsipildė, kas buvo pasakyta per pranašą Joelį. Paskutinėmis dienomis, sako Dievas, aš išliesiu savo dvasios kiekvienam kūnui ir jūsų sūnus bei dukterys pranašaus, jūsų jaunuoliai matys regėjimus, o senieji sapnuos sapnus. Ir savo tarnams bei tarnaitėms tomis dienomis aš išliesiu savo dvasios ir jie pranašaus. Aš darysiu stebuklų aukštai danguje ir apačioje žemėje, parodysiu ženklų, kraujo, ugnies bei rūkstančių dūmų. Saulė pavirs tamsybė, o mėnulis krauju, prieš ateinant didingai ir šlovingai viešpaties dienai. Ir kiekvienas, kuris šauksis viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Izraelio vyrai, klausykite šitų žodžių. Jėzų iš Nazareto, vyrą Dievo jums patvirtinta galingais darbais, stebuklais ir ženklais, kuriuos per jį nuveikė Dievas tarp jūsų, kaip ir patys žinote. Jį iš ankstinių Dievo sprendimų bei numatymų atiduota jūsų piktadarių rankomis, jūs piktadarių rankomis nužudėte, prikaldami prie kryžiaus. Dievas jį prikėlė, išvaduodamas iš mirties skausmų, nes buvo neįmanoma, kad jis liktų jos galioje. Tai yra Dievo žodis. Dieve, dėkojame tau už tavo žodį, garbė tau dėl tavo žodžio ir šlovė tau iš tikrųjų tik kyla. Dieve, kad mums duodi savo šitą tiesą, šitą pamatą, ant kurio mes galime statyti savo gyvenimą, šitą kertinį akmenį Viešpatie, kuris yra mums ir šviesa, ir parama, ir viltis, ir džiaugsmas Viešpatie. Leisk džiaugtis ir mėgautis tavojų žodžiu, leisk būti pastiprintam, leisk būti atgaivintam ir pamaitintam Viešpatie. Leisk nešti tuos vaisius, Viešpatie, kurių tu iš mūsų trokšti. Viešpatie, tau tiek kyla garbė ir šlovė, šiandien ir per amžius. Amen. Taigi, grįžtam vėl prie sekminių, šiek tiek tos ištraukos ir temos. Ir kalbėjome, ar ne, apie sekmines, kas jos yra, kad jos yra ženklas, kad jie skelbia apie Dievo dvasios nužengimą, apie tuos laikus ir iš tiesų tai, ką mes perskaitėm prieš tai, jeigu neatsimenat, tai buvo pačios to įvykio aprašymas, kas atsitiko, kokie liežuviai, kaip jie atrodė, ant ko jie nusileido, koks buvo rezultatas, kas išgirdo vėjo gūsius, kas buvo kambaryje. Yra tos situacijos aprašymas ir mes aptariam tos ištraukos tokį esminę detalę, kad tai yra ženklai lydintis dovaną, o pati dovana yra dvasia. Tai vat šiandieną mes einame prie teksto, kuris paaiškina tą reiškinį tenai susirinkusiems ir tuos dalykus regėjusiems ir patyrusiems liudininkams. Tai yra nepaprastas reiškinys, kuris reikalauja paprasto paaiškinimo. Taigi mes išsiaiškinom, kas tiksliai įvyko, bet ir mums, ir to meto aplinkiniams Jeruzalės svečiams nebuvo aišku, ką tai reiškia. Minia matė įvykį,
Minia girdėjo kalbas. Jiems tai kelia nuostabą. Jie jaučia kažkokią tai sumaištį, kažkas vyksta, neįprasta šiaip šventė. Per sekmines susirenka žmonės švęsti žydiškos šventės ir su tuo viskas yra normalu. Jie neša aukas, jie aukoja, jie švenčia, vyksta visos savaitės renginiai, mugės, turgus, visa kita. Tai yra normalu. Nenormalu yra tai, kas vyksta tą rytą. Ir Petras mums aiškiai nurodė, kad tai yra rytas. Sako, 3 valanda ryto. Nes žmonės, matydami tą neįprastą reiškinį, pradeda klausti, užduoti klausimus, kas negerai, kažkas yra negerai, tai nėra normalu. Lygiai taip pat jų reakcija yra normali. Jų reakcija yra į nenormalius reiškinius. Ir Petro atsakymas yra būtent į tas reakcijas, kurios kilo jiems, kurios turbūt kyla ir mums. Ir žiūrint ir žvelgiant į bažnyčios istoriją ir kontekstą, ir panašu, kad nėra net bažnyčiai labai aiškaus vieno kažkokio tai paaiškinimo, kasgi čia vyksta. Ir dėl to mes šiandien apie tai kalbame, ir dėl to mes kreipiame savo žvilgsnius į tai, ką sako Petras, nes Petras tokiu būdu ir kalba, kad paaiškinti jiems ir dabar jau mums, kad suprastume, kasgi vyksta ten. Ir pamokslas atsako į tą klausimą. Tiksliau ne pamokslas, bet Petras atsako. O galbūt net ne Petras, galbūt šventoji dvasia per Petrą atsako. Ir tas atsakymas yra iš tiesų 16 eilutėj. Petras sako, čia išsipildė, kas buvo pasakyta per pranašą. Šitas neįprastas, nepaprastas reiškinys turi labai paprastą, jeigu norit, biblinį paaiškinimą. Kitais žodžiais, Petras sako, čia yra tai. Tai yra tai, ką mes visi turėjome žinoti, ko mes visi turėjome laukti, kas mums visiems neturėtų kelti tokios jau nuostabos ir mums nereikėtų spėlioti, ar šitie vyrai yra pasigėrę, ar jie yra iš kažkokios tai keistos sektos. Ne, nieko panašaus. Tai vad Petras atsako ir paaiškina ne savo nuomonę, paaiškina ne savo patirtį, paaiškina ne naują apreiškimą. Atkreipkite dėmesį į ką, kaip Petras aiškina. Ir galbūt palyginkim su tuo, kaip šiais laikais mes esame linkę aiškinti kažkokius žodžius, sulaukę kažkokios ypatingos asmeninės Dievo žinios mums ir tada jau atnešant ją į viešumą. Petras taip nesielgia, nors Petras garantuotai buvo pripildytas šventosios dvasios tą dieną. Netgi atkreipkite dėmesį į tai, kad Petras kalba ne įvairiom kalbom. Petras visus tuos kalbų reiškinius, visas tas stebuklingas dovanas paaiškina paprasta žmonių kalba. Ir aiškina, žiūrėdamas ne į asmeninį Dievo apreiškimą, bet į Dievo apreiškimą, kuris yra užrašytas. Jisai žiūri į Dievo žodį ir sako, čia, ką jūs matote akimis, yra tai, ką Dievas mums pasakė savo žodyje per pranašą Joelį. Jisai atsako šventuoju raštu. Jo atsakymas iš esmės yra, čia yra tai. Tai, ką matote šiandieną, buvo paskelbta mums prieš 100 metų. Tačiau Petras nesiryžta aiškinti stebuklą. Jo tikslas nėra paaiškinti stebuklą. Kai pažiūrėsite vėliau, kaip užsibaigė šitą ištrauką, jo tikslas yra įvardinti tą laikotarpį arba etapą ir nukreipti visus žvilgsnius į Kristų. Jeigu paimti kiekvieną eilutę atskirai, mes galime pradėti aiškinti ir ieškoti įvairių interpretacijų, bet tam mes ir einame paeiliui. Mes turime sisteminį prieimą prie rašto, mes turime ištraukos, kurios negalima ištraukti iš konteksto.
Ir mes turime išklausyti Petro šitą paaiškinimą, taip kaip jisai eina, į ką jisai reaguoja, kuo jisai remiasi. Ir labai svarbu, kad mūsų šitos ištraukos aiškinimas būtų būtent toks nuoseklus. Nes Petras sako, čia yra tai. Jisai jau riša dvi iš pažiūros nesurišamas situacijas. Taip, mes visi esame skaitę Joelį. Bet ne vienas, išskyrus Petrą, tą dieną šitų dviejų įvykių nesurišo. Ir tik tai Petras, paragintas šventosios dvasios, pripildytas šventosios dvasios, aiškiai, tiksliai, kaip parašyta, stojo ir pakėlė balsą ir prabilo į juos. Jisai visus juos užtildė ir nuramino, kad galėtų garsiai visai miniai pasakyti, čia yra tai. Kas yra tai? Kas yra tai Joelio pranašystė, o kas yra čia? 4 dalykai. Čia yra tai, kad Dievas išpildė savo pažadą. Čia yra tai, kad Dievas atvedė savo tautą į paskutinės dienas. Čia yra tai, kad Dievas išliejo savo dvasią. Ir čia yra tai, kad Dievas kviečia žmonės pas save per Kristų. Taip kaip mes šiandieną skaitėme pradžioje, kaip mes vedėme tai, ką sakė Paulius laiške Romiečiams. Paulius laiške Romiečiams cituoja. Ką cituoja? Joelį. Žiūrėkit, Petras mato reiškinius išorinius ir cituoja Joelį. O Paulius aiškina Evangeliją ir cituoja tą patį Joelį. Paulius sako, raštas juk sako. Ne, Joelis sako. Ne, Paulius sako, raštas sako. Joelis sako. Kiekvienas, kuris tiki, nebus sugėdintas. Ir viešpats yra turtingas visiems, kurie jo šaukėsi. Juk kiekvienas, kuris šaukėsi viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Kiekvienas, kuris šaukėsi viešpaties vardo, bus išgelbėtas. O ką Petras sako? Nieko kito. Taigi, Dievas išpildo savo pažadą, Dievas atveda savo tautą į šitą laikotarpį, kai Dievas išlieja savo dvasią ir kviečia visus pas Kristų. Ant kiek ta ištrauka pasidaro paprasta? Kai mums nereikia nagrinėti šitų įmantrybių apie dvasios atėjimą, apdovanojimą, įkvėpimą, pripildymą, tie dalykai ne mums yra žinoti. Ir tai nėra vengimas tos temos, tai nėra išsisukinėjimas, tai yra tiesiog nuoseklus skaitimas šitos ištraukos. Mes tiesiog sekame ištraukos aiškinimą. Ir Petras sako, čia yra tai, kas buvo pasakyta per pranašą Joelį. Sako, jūs vyrai judėjiečiai, bei visi Jeruzalės gyventojai, bei visi, kas tik tai skaitote šitą ištrauką. Tie būna jums žinoma. Įsidėmėkite mano žodžius. Jisai supranta, kad yra įtampa, kurią reikia išspręsti. Dėl to jisai padvigubina savo paaiškinimą. Jisai nesako, čia yra mano nuomonė, jis sako, įsidėmėkite mano žodžius. Aš žinau, ką sakau. Šitie nėra, kaip jūs manote, prisigėrė jauno vyno. Bet čia išsipildė, kas buvo pasakyta per pranašą Joelį. Taigi pirmasis Petro atsakymas yra tai, kad Dievas daro tai, ką yra pažadėjęs. Kodėl mes pamirštame, kad Dievas vykdo savo pažadus, kai juos duoda? Kodėl mes pamirštame, kad niekas pasaulyje nevyksta atsitiktinai? Ir sėkminės, tuo pačiu principu nėra spontaniškas religinis kažkoks gimimas kažkokios tai denominacijos. Tai nėra spontaniškas protrūkis kažkokios naujo dvasinio apreiškimo, nieko panašaus.
Sekminės yra pažadas, kuris buvo įgyvendintas. Sekminės net nėra bažnyčios gimtadienis. Sekminės tai yra pažado išpildymas. Mes turime žiūrėti ne tik į ateitį, galvoti, kas dabar mūsų laukia po šitų sekminių, kokias čia mes galės įgavom, bet į kokį klausimą atsako sekminių reiškinys, faktas, istorinis. Mes turime suprasti, kad sekminės yra suplanuota Dievo istorijos dalis. Dievas pažadėjo per pranašą Joelį, štai ką sako Petras. Dievas atvedė mus į šitą laikotarpį. Dievas išlaukė, mes išlaukėme, Dievo tauta išgyveno tiek amžių, metų priespaudos, išbandymų. Ir mes pagaliau atėjome į tą akimirką, ar mes galim pasidžiaugti, ar mes galime suprasti ir įvertinti, kad tai yra tai. Ar mes suprantam, kad nebereikalo skaitom šitos dalykus, kad jie vieną dieną ir įvyks taip, kaip parašyta. Kad čia nėra religinis skaitalas religiniams žmonėms, šitos religijos, kitos religijos, trečios religijos. Kad Dievas fiziškai veikia pasaulyje. Ir Petras atsistoja, sako, tai yra tai. Kvailiai jūs. Apie girtavimus kalbate, apie kažkokį... Juk parašyta, kad tomis dienomis. Bet visi mes kvailiai. Turbūt nei vienas iš mūsų nebūtų atpažinęs to. Ir dėl to mes šiandien apie tai kalbam. Kad bent truputį pažadinti savo protus ir smegenis, pramankštinti. Ar šiandieną nėra tos dienos, kurias Dievas kalba mums per savo žodį? Galbūt tai yra laikas mums sustoti ir įvertinti, o kuriame sezone esame mes ir kad Dievas mums yra pažadėjęs šitam sezonui. Nes kai Dievas pažada, Jisai įgyvendina. Ir tai, kai Jisai pažada, Jisai įgyvendina mūsų gyvenime, mūsų pasaulyje, mūsų aplinkoje, mūsų santykiuose, mūsų širdise, mūsų mintise, mūsų jausmuose. Jisai veikia į kiekvieną gyvenimo sritį. Ir kiekvienam iš tų dalykų Jisai turi kažkokį pažadą. Mes dažnai gyvename nežinioje dėl to pažado. Mes kartais gyvename tarp maldos ir jos atsakymo. Bet ar mes galime grįžti į Dievo žodį ir surasti, ką Joelis yra pasakęs? Arba Amosas, arba Ozėjas, arba Malachijas. Malachiją šiek tiek apčiupinėjom. Bet yra ir kitų rašto vietų. Ką Kronikų knyga kalba mums apie mūsų gyvenimą? Nes Petras taip naudoja Dievo įkvėptą šventąjį raštą. Tai, ką mes matome, yra tai, kas buvo pažadėta. Galbūt mes esame toje akimirkoje prieš pat išsipildant kažkokiam iš Dievo pažadų. Bet ar mes galime tvirtai kliautis tuo, kad tai, ką Dievas pažadėjo, Jisai tai išpildys? Bėda tame, kad ne visada Jisai pažada mums, kad bus taip, kaip mes norim. Bėda tame, kad mes kartais negaunam to, ko mes norim. Ir mes atmetam tos Dievo pažadus. Bet yra tam tikra tendencija. Mes meldžiamės ir laukiame, bet nematome rezultatų. Ir būtent tai akimirkai mums šita ištrauka yra ryškiausia. Nepasiduokite. Mes žinome, kad Dievas yra ištikimas ir savo pažadus įgyvendina. Ir galbūt atsakymas jums yra jau už posūkio. Galbūt tai mums yra laikas ugdyti kantrybę ir ištvermę. Galbūt tai mums yra laikas žvelgti ne į dabartinę situaciją, bet su viltimi žiūrėti į ateitį.
galbūt nelabai net artimą ateitį. Aš įsivaizduoju, kai mūsų vienintelė viltis yra, vienintelis džiaugsmas šiame gyvenime, kad jisai greičiau pasibaigtų ir mes žengtume į amžinybę. Kartais yra ir tokių atvejų. Bet kad ir kaip tam bebūtų, net ir tam laikui, ne šiam gyvenimui, Dievas mums turi pažadų. Ir tai, nuo ko aš pradėjau, yra būtent tai. Tai, apie ką rašo Paulius, yra būtent tai. Kai jisai sako, gyvenimas man yra Kristus, ar ne taip. Mirtis man laimėjimas, bet gyvenimas man yra Kristus. Tai kur norėtų būti Paulius tą akimirką labiau? Vienareikšmiškai. Mirtyje su Kristumi, bet tol, kol Dievas neduoda jam mirties, jisai duoda jam viltį. Tai yra tai, ko tie žmonės nepamatė sėkminėse, ko jie nepamatė pranašystėje Joelio, kad ateis ta diena, viešpaties diena. Ir į tai kreipia mus sėkminės. Į tą viltį, į tą pažadą, į ištvermę, į ištikimybę, į pasitikėjimą pačiu Dievu ir Dievo laiku. Nes Dievas niekada nevėluoja. Jisai išpildo visus savo pažadus ir visus savo laiku. Ir iš čia mes einame į tas kitas eilutes, kai yra cituojamas Joelis. Paskutinėmis dienomis, sako Dievas, aš išliesiu savo dvasios kiekvienam kūnui. Ir jūsų sūnus, ir dukteris pranašaus, jūsų jaunuoliai matys regėjimus, senieji sapnuos sapnus, savo tarnams bei tarnaitėms, tomis dienomis aš išliesiu savo dvasios ir jie pranašaus. Tai, ką jūs matote dabar, yra tai. Vienas dalykas, ko nereikia daryti jiems tada, bandyti suprasti, o ką tai reiškia pranašystė. Nes Petras taip sudėlioja savo akcentus. Tai yra ženklai, kad jūs suprastumėte, kad atėjo tas laikas. Ir 17 eilutė būtent taip prasideda, paskutinėmis dienomis. Ką pažymi šitas etapas, paskutinėsias dienas? Ir tai yra Petro pagrindinis akcentas. Jisai kalba ne apie kalbas, ne apie ženklus, jisai neaiškina tų pranašysčių, ką jie ten kalba. Mes net nežinom, ką jie kalbėjo. Praeitį, dabartį, ateitį, tolimą ateitį, amžinybę, nežinau, kaip Jonas. Neaišku. Ir žinot ką, mums Dievas nepaliko tų atsakymų. Ir žinot ką, Petras, turėdamas progą, nepaaiškina tų atsakymų. O jeigu paaiškina, tai Lukas, užrašydamas savo apaštalų darbų knygą, mums jų nepaduoda. Tiek mums tai reikia žinoti apie charizminės stebuklų dovanas, kurios įvyko tą dieną. Tik tiek, kiek Petras mums pasako, tai yra ženklas, kad atėjo paskutinės dienos. Kalba eina apie laiką, apie laikotarpį, apie etapą, apie jo svarbą, apie jo žinią. Ką jisai žymi šitas etapas? O ženklai, stebuklai, visi tie dalykai, regėjimai, kalbėjimai. Vienintelis dalykas, į ką noriu atkreipdėmėsi, tai yra, kaip jisai aprašo, kas tais dalykais užsiema. Jūsų sūnus, jūsų dukteris, tarnai, tarnaitės, jaunuoliai, senieji. Į čia noris akcentuoti labiau. Sako, visiems bus išlieta šita dvasia. Visi turės kažkokią tai dovaną. Skaitykim tai šitaip. Pranašaus, matys regėjimus, darys kažkokius dalykus. Net tame yra esmė. Esmė yra, kas tuo užsiema. Visi. Ateis laikai, kai visi Dievo žmonės tais dalykais užsiims. Nuo jauno iki suaugusio. Pagonis ir žydai. Ir tuomet jisai aiškina tos ženklus, kurie turėtų jiems priminti apie visus tos mokymus. Aš nežinau ir negaliu paaiškinti tiksliai, kas yra
kraujo, ugnies, rūkstančių dūmų ženklai, ar tai yra reiškiniai, kurie vyko tuo metu Jeruzalėje, arba tuo laikotarpiu Jeruzalėje, ar po kelių metų galbūt ta karta turėjo išvysti visus tuos dalykus, gal tai yra susijęs su 70-ųjų metų apgultim Romos imperijos Jeruzalės sunaikinimu, galbūt tai yra tie ženklai kažkuriems, gali būti, aš būčiau linkęs į šitą aiškinimą. Galbūt tai yra ženklas kaip tik to vakaro, to ryto, kai Jėzus buvo nukryžiuotas. Kai uždanga perplyšo pusiau, kai dangus užtemo. Mes kalbam apie realius dangiškus reginius, kurie tiem žmonėms turėtų priminti, Joelis kalbėjo. Bet visa tai ženklai yra antraeiliai ženklai. Jie kalba apie laikotarpį, apie laiką, apie tą erą. Ir Petras kalba apie Dievo laikrodžio rodyklę. Jis sako, atėjo taškas. Kaip žadintuvas. Petro pamokslas, dėl to jis garsiai kalba, kaip žadintuvas, čirškina į ausį. Viskas, praėjo naktis, praėjo tamsa, atėjo šviesa, kelkitės, atpažinkite, eikite, daryti kažką. Sekminės skelbia, kad prasidėjo paskutinis atpirkimo istorijos etapas. Nes Petras taip įvardina, Joelis taip įvardina paskutinėmis dienomis. Štai didysis terminas – paskutinėsios dienos. Žydai gyvena tam tikrą kalendorių. Mes turėtume gyventi tam tikrą kalendorių. Mes turime gyventi ir suprasti, koks buvo žmonijos prigimties kilimas. Kokia įvyko problema. Mes turime mąstyti tais dalykais. Adomas ir Ieva, nuodėmė, nuopolis, paskui išgelbėjimo istorija, paskui Kristaus ateimas, Kristaus gyvenimas ir mirtis ir prisikėlimas, Kristaus išėjimas, dvasios ateimas ir toliau laikotarpis koks. Paskutiniai laikai viskas. Paskutiniai šios žemės laikai taip, kaip mes juos suprantame. Žinot ką, tie paskutiniai laikai tęsiasi jau 2000 metų. Tai yra tie patys laikai, apie kuriuos pranašavo Joelis, kuriuos Petras su sekminėmis surišo, kad atėjo jau dabar. Klausimas mums, o koks įvyko įvykis, kuris pakeitė mūsų laikotarpį? Ir sufleruoja atsakymą jokio. Mes esame iki pat šios akimirkos paskutiniuosiuose laikuose. Kristaus ateimas apsprendė šituos dalykus. Kristaus sugrįžimas ir pabaigs šitą laikotarpį. Ir dėmesio, mielieji, mes esame arčiau pabaigos, negu buvo Petras ir sekminių dienos dalyviai. Mes esame arčiau pabaigos ir nežinome, kaip arti tos pabaigos. Ir mums šie žodžiai turėtų skambėti ausyse. Atėjo paskutinėsios dienos. Ar mes suprantam, kad po paskutinių dienų nėra dar po paskutinių dienų? Kad ateis didingoji viešpaties diena. Viskas. Mes laukiame tos kitos dienos. Bet ar mes laukiame tos kitos dienos? Klausimas man, jums ir visiems. Nes tai nėra žydų dalykas, tai nėra krikščionių dalykas, tai nėra dispensacinio arba kovenentinio mokymo biletristika, nieko panašaus. Kai Kristus ateis, visas pasaulis apie tai sužinos, visas pasaulis. Tikintis, netikintis, kurie žmonės darbė, kurie žmonės stovyklauja, atostogauja, vasaroja, deginasi. Kurie gimdo, kurie negimdo, kurie kariauja, kurie nekariauja. Ateis viešpaties diena, viskas. Gal rytoj? Ar mes susimastom, kad gal rytoj? Gal nesulauksim rytojus, gal šiandieną vakare, po pietų? Koks mūsų santykis yra su ta paskutinėje viešpaties diena? Nes dabar mes jau esame
per prievartą, jeigu norit, įtempti į paskutinį laikotarpį. Mes gyvename paskutinėmis dienomis. Žinot, ne paskutiniais tūkstantmečiais, bet paskutinėmis dienomis. Žinot, kodėl? Nes kiekvieną dieną reikia skaičiuoti ir nežinai, kuri paskutinė. Tu neturi savaitės, tu neturi mėnesio, tu neturi metų, tu neturi dešimtmečio, neturi savo gyvenimo, neturi ateinančios kartos. Niekad nėra garantuota. Ar tai suprantate? Kad dienos yra paskutinės, nes skaičiuojam kiekvieną iš jų. Jos taip yra įvardintos. Jos yra neapibrėžtos, jos gali tęstis ilgiau. Mes galim sudėti jas į savaitę, bet mūsų akcentas turi būti į kiekvieną dieną atskirą. Taigi, ne tik bažnyčios, bet viso pasaulio istorija, visa žmonija, Žemės planeta gyvena pagal Dievo tvarkaraštį. Ir tvarkaraštis rodo, dabar yra paskutinėsis dienos ir artėja nenumaldomai, negailestingai arba džiaugsmingai kažkam artėja paskutinioji viešpaties diena. Ar visas mūsų gyvenimas sukasi apie šitą laikotarpį, ar mes turim savo laikotarpius? Ir jeigu turim savo laikotarpius, kuris laikotarpis vadovauja kitam laikotarpiui? Kuris iš mūsų nuliūstų, sužinojęs, kad viešpaties diena ateis rytoj ir mes nespėsim nukeliauti į Romą ar į Rygą ar į Paryžių, nespėsim aplankyti viso pasaulio, kas nuliūstų dėl šitos žinios? Šitoks yra tiesiog negailestingas testas ištirti, kame yra mūsų širdis. Ne prikalant savęs prie kryžiaus ar prie sienos, bet įvertinant savo prioritetus. Ar mes iš tikrųjų gyvenam pagal viešpaties laikotarpį. Nes taip dėliojasi ir Petro mintis. Visų pirma, kas vyksta dabar, ką visa tai reiškia ir kodėl tai yra svarbu. Ar mes suprantame, kad neturime amžinybės gyventi savo priimtiną gyvenimą? Ar mes tai suprantame? Ar mes suprantame, kad mūsų gyvenimai turi labai aišku tikslą ir pabaigą? Ir jie yra Dievo rankose, ne mūsų. Kad ir kaip mus begazdintų šitą žinią. Bet štai mums paguoda, štai mums viltis. Dievas išliejo savo dvasią. Tomis paskutinėmis dienomis nebijokime, nedrebėkime. Nesigriebkime už galvų ir nepanikuokime. Nestresuokime, nenerimaukime, nepraraskime miego, nepradėkime maitintis kažkaip keistai. Tomis paskutinėmis dienomis aš išliesiu savo dvasią kiekvienam kūnui. Kad ir kas bevyktų aplink, Dievas išlieja savo dvasią, kuri yra nematoma, kuri yra tarp mūsų. Joelis pranašauja nuostabų pasikeitimą. Sūnus, dukteris, jauni, seni, tarnai, tarnaitės, visa Dievo tauta, visi tikintieji nuo mažiausių iki visų įvairiausių. Jie nėra elitinės grupiai priklausančios dvasios dovanos savininkai. Jie yra visi. Kiekvienas tikintis yra dvasios dovanos gavėjas. Dievas išlieja savo dvasią savo tautai. Ir dėl to dar kartą primenu, kad sekminių stebuklas nėra kalbos ar antgamtiniai reiškiniai. Sekminių didžiausias stebuklas ir vienintelė pagrindinė dovana yra Dievo dvasia. Yra Dievo buvimas su jo žmonėmis, su jo tauta, kaip jisai vardina, jauni, seni. Bet kiekvienas jaunuolis ir kiekvienas senis, ir kiekviena dukra, ir kiekvienas sūnus, ir kiekvienas pagonis, ir kiekvienas žydas, ir kiekvienas tarnas, ir kiekviena tarnaitė gauna dovaną, kuri apsigyvena mumise, kuri sustiprina, paguodžia, nuramina, nukreipia. Ir tai yra tas ženklas, kad Petras gali labai aiškiai ir griežtai kalbėti apie paskutinėsias dienas, apie teismą, apie ženklus. Bet tie, kas turi tą dvasią, tie yra paguosti šitos žinios.
Tie nepasipiktina išgirdę, kad nepavyks jiems nukeliauti į jų numatytą atostogų vietą. Tai yra žmonės, kurie ir laukia viešpaties, kuriems galbūt trūko tik priminimo, galbūt trūko tik surišti, kad Petras pamokslauja apie tai, ką pažadėjo Dievas per Joelį. Dievas yra su mumis savo gale ir su visais tais, kas patikės Kristumi. Ir dėl to visą tai pabaigoje susiriša į šaukimą. Izraelio vyrai. Mūsų vertimai deda šauktuką ir mes turėtume dėti šauktuką. Tai yra išvada. Tai yra į ką visą tai vedė. Kas yra centras ir akcentas? Izraelio vyrai. Klausykite šitų žodžių. Tai yra susiję su viešpaties vardu. Tai yra susiję su išgelbėjimu. Kai saulė pavirs tamsybę 20 eilutė, o mėnulis krauju, prieš ateinant didingai ir šlovingai viešpaties dienai, mes jau esame šalia. Kiekvienas, kuris šauksis viešpaties vardą, bus išgelbėtas. Čia yra esmė. Šita diena skelbia, kad atėjo diena, kad kiekvienas, kuris šauksis viešpaties, bus išgelbėtas, kuris šauksis jo vardo. Ir minia stovi ir nežino, kas yra tas vardas. Kas yra tas vardas? Kur dėti akcentą? Nes Joelis neparašė. Petras privalo mums pasakyti, Izraelio vyrai, klausykite šitų žodžių Jėzų. Jėzų iš Nazareto, vyrą Dievo jums patvirtinta galingais darbais ir stebuklais ir ženklais, kuriuos per jį nuveikė Dievas tarp jūsų. Kaip patys žinote, ar patys nežinote? Ar aš turiu jums priminti tai, kad galingi ženklai lydėjo ne tik Joelį, ne tik apaštalus, bet Jėzų. Galingiausi ženklai lydėjo jį, kuris iš ankstinių Dievo sprendimų ir numatymų. Čia net nebesigilins, čia galima atskirą pamokslą apie numatymą, iš ankstinį sprendimą, apvaizdą, kaip tai veikia žmogaus rankose, jūsų rankomis. Jis buvo prikaltas prie kryžiaus. Jis buvo nužudytas jūsų rankomis, Dievo sprendimu. Dievas jį prikėlė. Dievas jį prikėlė išvaduodamas iš mirties skausmų, nes buvo neįmanoma, kad jis liktų jos galioje. Neįmanoma buvo, kad jisai liktų jos galioje, nes kiekvienas, kuris šauksis viešpaties vardą, bus išgelbėtas. Kiekvienas, kuris šauksis Jėzaus vardą, bus išgelbėtas. Tie ženklai kviečia mus būti išgelbėtiems. Čia yra viso šio pamokslo kulminacija. Ir Petras mums atsako į klausimą, kas yra tas viešpats, kurio reikia šauktis. Jėzus iš Nazareto. Kaip paprasta, kaip banalu, kaip neakivaizdu ir kaip neįdomu. Vyrams, kurie susirinkę, stebisi išlietomis kalbomis, klausinėja apie apgirtusius žmonės. Štai yra Petro atsakymas. Ir tik nedaugelis priims šitą atsakymą. Tik nedaugelis sugebės savo dėmesį nukreipti nuo tų kalbų, nuo šitų apkalbų, girtumo ar negirtumo ir atkreips dėmesį, į ką kreipia Petras, į ką kreipia Joelis, ką pažadėjo Joelis. Kad tomis dienomis kiekvienas, kuris šauksis viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Tai yra pažadas, vienintelis pažadas, kurį mums šiandieną reikia žinoti, kad kiekvienas, kuris šiandieną šauksis viešpaties vardo, čia ir dabar bus išgelbėtas. Ir toliau galim kalbėti. Kodėl Jėzus? Kuo jis ypatingas? Per jį veikia galinga viešpaties ranka. Jis buvo prikaltas prie kryžiaus už mūsų nuodėmes. Jis nugalėjo nuodėmę, nugalėjo mirtį, buvo prikeltas.
Ir tai įvyko prieš keletą dienų, kai jisai pakilo į dangų ir pažadėjo atsiųsti savo dvasią. Ir dvasios atsiuntimas buvo jo pažadas, bet ne jo pažadas, Dievo pažadas, Dievo pažadas. Ar Petras nestato Jėzaus į viešpaties Dievo vietą? Tai nėra atsitiktinis perėjimas, tai yra Petro tikslas nuo pat pradžių pasakyti, kaip žmogus gali būti išgelbėtas. Kas yra tas, kuris šauksis viešpaties vardo? Sekminių tikslas nėra nukreipti dėmesį į sekmines. Dvasios tikslas net nėra nukreipti dėmesį į dvasią. Visa, kas mus veda prie paprasčiausio, banaliausio sekmadienio mokyklėlės, kiekvienos krikščioniškos stovyklos atsakymo į visus mums nesuprantamus klausimus į Jėzų Kristų. Bet tai yra taip gilu, tai yra taip tikra, tai yra taip vienintelis galimas variantas. Kad ačiū Dievui, kad mes taip išmokome priimti jau tą atsakymą. Todėl Petras kalba apie Jėzaus tarnystę, nukryžiavimą, prisikėlimą. Jisai įdeda visą tai į Evangelijos apibendrinimą, į santrauką. Tai yra atsakymas į klausimą, ką visą tai reiškia. Tai reiškia, kad Dievo pažadėtieji laikai atėjo. Tai reiškia, kad Kristus ir yra tas pažadėtasis Mesijas. Tai reiškia, kad Kristaus vardo reikia šauktis, kad būtum išgelbėtas. Ir paskui vyrai klaus. Kas atsimenate šitą ištrauką. Vyrai, broliai, ką mums daryti? Ką mums daryti? Ką mums fiziškai daryti? Nes kai kurie iš tos minios priėmė šitą žinią. Tai yra vienas vardas, kuris gali jūs išgelbėti. Tai yra vienintelis vardas, kurio reikia šauktis. Ir dabar yra ne per vėlu. Dabar yra ne per vėlu, mes esame tose dienose. Mes turim tik 24 valandas ir dabar yra laikas šauktis viešpaties vardo, viešpaties Jėzaus vardo. Jums tai yra kvietimas šauktis viešpaties Jėzaus vardo, kad būtumėte išgelbėti. Jūsų artimiesiems tai yra laikas, kada gali šauktis ir kreiptis, ieškoti viešpaties vardo, kad būtų išgelbėti. Nes yra vienintelis vardas, kuris gali būti išgelbėtas. Pats Kristus sakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir niekas nenueina pas tėvą kaip tik tai per mane. Visas pasaulis, visa istorija sukasi apie tą vieną vienintelį vardą. Visos viltis yra sudėtos į vieną vienintelį vardą. Visi Dievo pažadai sueina į tą vienintelį Jėzaus vardą. Vienintelį vardą, kuris gelbsti. Ne ženklai, ne stebuklai, ne dovanos, ne dvasinės ar emocinės patirtis religinėse bendruomenėse. Ne asmeniniai apreiškimai, patyrimai ir interpretacijos. Vienintelis vardas, kurio reikia šauktis. Klausimas, ko tu šaukiesi? Kokiu pagrindu tu artinėsi prie Dievo, manydamas, kad Jisai tave išgirs? Kokiu pagrindu tu kreipi į jį savo maldas, tikėdamas, kad Jis tavęs išklausys? Ar supranti, kad vienintelis išsigelbėjimas yra nukryžiuotas, prisikėlęs Kristus? Tai yra tai, kas svarbiausia. Tai yra tai, apie ką yra visa tai, ką jie mato, ką mes matom, kame mes gyvenam, kas mus supa, kokios yra mūsų problemos. Tai yra apie tuos laikus, apie Kristų, apie jo laikotarpį, apie jo amžių, apie jo jėgą, jo atsiųstą dvasią mums, jo pažadą. Tai yra, Kristus sako, aš atsiųsiu jums savo dvasią. Tai yra jo laikas.
Dėl to atsakymas yra paprastas. Kas čia vyksta? Kas vyksta čia? Labai greitai Petras nuo pasimetimo, nuo spekulacijų, nuo apkalbų mūsų dėmesį kreipia į tai, kas svarbiausia. Ir mano tikslas yra nukreipti mūsų žvilgsnius į tai, kas svarbiausia. Nuo vėjo, nuo kalbų, nuo stebuklų prie Kristaus. Nes sėkminės nėra istorija apie ženklus. Sėkminės yra istorija apie Dievo pažadų išsipildymą Kristuje. Ir mes gyvename tais pačiais Joelio mums pažadėtais laikais, tais pačiais paskutiniaisiais laikais, net ne laikais, o paskutinėmis dienomis. Mes turime tą pačią dvasią, kuri mus taip pat veikia, mus taip pat pripildo, mus taip pat ramina, mus taip pat įkvepia, mus taip pat paguodžia, mus taip pat sustiprina, mus taip pat. Ar mes turime tą dvasią, ar mes kreipiamės, ar mes prašome, ar mes ieškome jos? Ar mes turime tą patį viltį, ar mes turime tą patį laikotarpį, tvarkaraštį? Ar mes laukime viešpaties dienos? Ar mes prisimenam, kad kiekvienas, kuris šauksis, viešpaties vardą bus išgelbėtas ir nėra nieko svarbiau už tai? Amen. Aš kviečiu pakilti giesmiai, kuris sako, kad mes esame tik sekundę, kad jinai nukreiptų mūsų žvilgsnius nuo mūsų pačių ir pakilėtų mus prie amžinojo galingo